Mums pavyko laimėti grantą, kuris skiria IBM miestams ir daugiau negu 1 350 000 buvo skirta Vilniaus miestui konsultacijų apmokėjimui. Ir būtent todėl mes šiandien turime jau 3 savaitės geriausius aukščiausio lygio specialistus iš IBM korporacijos, analizuoja mūsų bendrai susisiekimo sistemą, kaip jinai veikia, ką galėtume padaryti geriau. One thing that we even did was we went up to the medical center and we tried a race where one of us was in a private car and one of us was on the bus. And we took that all the way down to the Green Bridge to see what the speed difference was. And I can tell you that the bus won by about 2 minutes. The bus was faster than the car. Turime puikias, konkrečias rekomendacijas, kurias tikrai įgyvendinsime ir tapsime pirmiausia patogiu ir efektyviu miestu savo gyventojams ir be abejo natūralu, kad tapsime lyderiais rytų ir centrinėje Europoje.